Kaip aš po darbo pavargau. Nežinau, ką man padaryti dabar, bet aš noriu labai valgyti. Tai gal man užsisakyti kažko? Pažiūrim, gal kažką kupriniai turi. Pinigų turi. O dar. Nu, nieko neturiu. Tai ką, aš turiu varyti namo. Bet mano namo nėra. Tai ką aš dabar noriu pasidaryti, pavyzdžiui, tai yra. Ką man pasidaryti? Draugeliui nepaskambinsiu. Pasimsiu savo mopedą, kurį aš dar vis turiu. Ir važiuoju. Nieks nieko neprašė. Koks gražus oras. Galim nusipirkti namą, jeigu bus nebrangus. Nusipirkau namą už 900 000, mano paskutiniai pinigai buvo, kuriuos aš uždirbau už 3 mėnesius. Dabar dirbsim, savo mobedą pasistatysim. Paskambinsiu per telefoną, man reikia. Sveiki. Labą dieną. Aš norėčiau užsisakyti 4-vietę mašiną. Parodykit, kurias turim. Prašom. Gerai, sakė, parodys, kokias turi mašinas. Galim išsirinkti čia, kokių nusipirksim. Aš jaučiu pirksiu. Palaukit. Nu va, nusipirkom. Žiūrėkit. Nusipirkau. Aš taip norėčiau, kad mane pasubscribintų. Būtinai pasubscribinkite, kad dar nepadariau. Nepraleisti naujų video ir nori su manim nusifilmuoti. Žiūrėkit, čia yra mano mašina. Oi, kurgi man nuvažiuoti? Nu gerai, pasistatysiu mašiną štai čia. Nu, aš einu pasidėsiu kažkur, nes aš žiauriai pavargęs esu. Aš pramiegojau 4 valandas. Aš laukiu. Eik tu sau. Reikia skubėti į parduotuvę kažką nusipirkti. Gerai, kad aš nusipirkau tokią gerą mašiną. Sėdam ir važiuojam.
Pažiūrėjom, kas vyksta mokyklai. Ir va, mokykloje mes nusipirksim šičia, pavyzdžiui, čipsų. Viskas. Jūs valgysi, nes aš dabar nevalgysiu. Šiandien mano gimtadienis yra. Reikia pasikviesti draugelių, pašvęsti gimtadienį. Nieks nenori su manimi niekur varyti. Kas atsisėdo? Žodžiu, važiuojam namo. Ir tada varom į darbą. Man čia labai daug duoda pinigų iš šito darbo. Čia labai radioaktyvu yra. Užsidedam kaukę. Nu ir va, čia yra mano kambarys, kur aš miegu dažniausiai. Dabar aš tą patį padarysiu.